Tai sveiki visi, esu Ugnė, Vilnius Tech universiteto studentė. Šiandien noriu pristatyti savo projektą pavadinimu Gyvos gatvės, tai yra miesto gatvių transformacija taktinio urbanizmo principais. Šiuo metu miesto planavime vyrauja įvairios urbanistinės idėjos ir koncepcijos, tačiau natūralu, kad vienos jų yra žymiai populiaresnės nei kitos. Tad praėjusio pusmečio Vilnius Tech architektūros fakulteto architektūra ir inovacija modulio tikslas ir buvo išsiaiškinti, kokios koncepcijos ir idėjos yra populiarios būtent šiuo metu, kodėl jos yra populiarios ir kaip mes galėtume įgyvendinti jų gerasias praktikas savo gyvenamoje aplinkoje. Tad mūsų pasirinkta idėja ar taktika yra taktinis urbanizmas. Tai yra tokia praktika, kuri pristato ar pateikia taktinį urbanizmą kaip būdą kalbėti apie fragmentiškas erdves miesto aplinkoje. Tai įprasta planavimo taktika yra nuosekli, miestai dažniausiai turi ilgalaikės vizijas, tačiau natūralu, kad net ir ekspertai, miestų planuotojai, savivaldybės atstovai daro klaidų. Klaidų darome visi, tai yra natūralu, tačiau kaip mes reaguojame į klaidas ir kaip mes jas turime ištaisyti, yra taip pat svarbus žingsnis. Tai kai kada tos klaidos, kažkada sprendimai nepasiteisina, klaidos yra matomos visur ir tai kainuoja ne tik laiko, bet ir pinigų jas ištaisyti. Ta taktinis urbanizmas siūlo šios situacijos sprendimo būdą. Tai urbanistinė praktika, kurios tikslas yra leisti miestui pasimatuoti sprendinius prieš juos įgyvendinant ilgalaikį perspektyvą. Šioje praktikoje ypatingai reikšmingą vaidmenį atlieka bendruomenės, kurios bendradarbiaudamos su specialistais priima sprendimus ir net pačios bendruomenės gali sprendinius įgyvendinti pačios. Norėčiau jums parodyti trumpą filmuką, kuris pristatytų mūsų idėją. Taktinės kliūtis tikriausiai pasitaiko irgi visiems, tad pratęsiu pranešimą be filmuką. Tad, mūsų projekto objektu tapo gatvės. Tai dažnai gatvės suvokiama dažniausiai kaip judėjimo koridorius ir pamirštame, kad tai yra pirmiausia viešosios erdvės. Kaip mes rinksimės praleisti savo laiką gatvėj, iš esmės priklauso nuo tos gatvės charakterio. Ar mes tik judėsime gatvę, ar mes joje sustosime, atsigersime kavos, susitiksime su draugais, išsitrauksime knygą. Tad tam, kad sužinotume, kaip atrodo viso Vilniaus charakteringiausios miestų gatvės, parengėme gatvių atlasą, kuris ir nusako pačias charakteringiausias kiekvieno rajono gatves. Kol kas nematome vaizdo, tačiau pabandysiu papasakoti, ką nuveikime per pusmetį. Tai sudarėme duombazę, kurioje galėjome matyti kiekvieną Vilniaus neintensyvę, tai yra C ir D kategorijos gatvę, bei sužinoti, kokia ji yra. Tai šiame gatvė atlase, kurį galite pasižiūrėti po mano pranešimo, matome kiekvieno rajono charakteringiausią gatvę ir tai yra vieta, kurioje vyktų mūsų intervencija. Tam, kad gatvės iš esmės gali tapti ne tik problema, tačiau ir problemos sprendimo būdu. Tai kiekvieną Vilniaus bendro plano rajoną išsianalizavome pagal 3 kategorijas. Tai yra rajonų žalumą, gyvybingumą ir saugumą. Tai vėlgi nematome čia duomenų, tačiau Vilniaus BP rajono žalumo indeksą nustatėme apskaičiuojant želdynų pasiekiamumą, esamiems bei būsimiems gyventojams, taip pat oro taršą bei garso taršą. Turime vėl techninį nesklandumą. Tai komandoje dirbam 3, tai esu aš, Dovydas padėjo iliustruoti. Tai visas iliustracijas, kurias matome, gal netgi pavyktų filmuką paleisti iš naujo, ne?
Ar vėl užstrikti, manot? Gal pabandom? Bandom. Neilgas. Super, tad grįžtant prie gatvių atlaso, jau minėjau, kad turime duombazę kiekvienos neintensyvios Vilniaus gatvės ir jas palyginant tarpusavį sudarėm tokį žemėlapį. Jis yra interaktyvus, tai paspaudus ant jo gali iššokti rajono pavadinimas, charakteringiausia gatvė. Charakteringiausia tai aš turiu menį panašiausia į kitas. Gatvės kategorija bei automatiškai sugeneruotas Google Street View vaizdas, jei norėtumėt apžvelgti, kaip jie atrodo. Tai kaip jau minėjau, gatvės gali būti ne problema, tačiau sprendimo būdas kiekvienam rajonui priklausant nuo jame esančių problemų. Tai vėlgi pasidarome analizę pagal 3 kategorijas, tai yra žalumą, gyvybingumą ir saugumą. Tai šiek tiek apžvelgsiu trumpai kiekvieną jų. Žalumo indeksas buvo apskaičiuotas vertinant želdynų pasiekimumą esamiems bei būsimiems gyventojams, taip pat oro bei triukšmo taršą rajone. Tai matome tekstą, kuris palygina ir paaiškina, kodėl indeksas yra vienoks, o ne kitoks ir parodo miesto viso kontekste, koks yra vertinimas. Saugumo indeksas taip pat buvo vertinamas visų nusikalstamų veiklų skaičių rajone bei eismo įvykių, tai čia yra jungtinis saugumo rajonuose bei gatvėse indeksas. Tai matom, iš tiesų Vilnius yra pakankamai saugus miestas, kuo galim pasidžiaugti. Bei Vilniaus rajono gyvybingumo indeksas, tai nusako infrastruktūros išvystymą, tai tiek pėsčiųjų, tiek dviračių eismo, taip pat įvairių funkcijų pasiūlą bei rajono populiarumą, tai yra pasirinkimą gyventi rajone. Tai irgi matome rajonai, kurie yra nuspalvinti tamsiausiai, yra patys gyvybingiausi pagal mūsų analizę. Na ir kad kiekviename rajone įgyvendintume transformaciją gatvėse, pritaikyta būtent pagal analizės rezultatus, taip pat transformacijai išskyrėme transformacijos scenarius ir intervencijas išskyrėme pagal tas kategorijas. Tai čia matome pakankamai galbūt plačius paaiškinimus, tačiau yra tai pagrindiniai principai, kaip tų rajonų pagrindinės charakteringiausias gatvės galėtų transformuotas. Tai rajonuose, kuriuose labai trūksta žalumo, būtų pritaikoma žalumo intervencija, maksimalus režimas. Tai iš esmės kelios automobilių stovėjimo vietos būtų pašalinamos ir laikinai būtų įrengiamas dviračių takas, 3 pakopų želdiniai ar pastatomi vazonai. Kadangi Vilnius turi tokią užmojį tapti pačiu žaliąją Europos sostinę, taip pat kitiems rajonams taikome minimalų režimą, kuomet pastatomi vazonai prie jau esančių želdinių bei skatiname vertikalų želdinimą.
Rajonuose, kuriuose trūksta saugumo, gali būti įrengiamas laikinas dviračių takas, gatvės menas. Čia yra tokia teorija irgi iš taktinio urbanizmo, kad kai žmogus pamato nuspalvintą dangą, jis yra linkęs pristabdyti, negu greitai privažiuoti. Tai toks įrengimas prie perėjų, kur eismas yra pakankamai didelis ir vairuotojai nėra linkę susistoti, yra itin efektyvus. Tai išryškintos perėjos bei gatvės menas, tai yra šaligatvio pratęsimas. Gyvybingumo intervencija maksimaliame režime, taip pat skatiname vazonas atsisėdinimo vietomis, pavėsinės komercijai, smulkiai, laikiniai dviračių takai, gatvės menas. Centrinė, jeigu gatvė yra itin plati, kas centrinėje dalyje gali būti įrengiamas laikinas pėsčiųjų takas, šalia mažoji architektūra, tai yra laikinos kavinės terasos, kurios galbūt žiemą užsidaro. Ir minimalus režimas, kuris yra itin panašus, tačiau neturi vidurinės centrinės juostas. Tad visus šios duomenis sudėjom į šį žemėlapį, kurį matote. Tai ant kiekvieno rajono paspaudus, jis irgi taip pat yra interaktyvus, iššoksta lentelė, kur pasakoma, koks yra želdinimo, koks yra kiekvienas indeksas ir pritaiko tam tikrą intervenciją. Tai mūsų projektas iš esmės sustoja čia, tačiau noriu šiek tiek trumpai pasidalinti apie projekto potencialą. Tai iš esmės visi šie sprendiniai yra laikini, juos galima kilnoti, jeigu vis dėlto taip įvyksta, kad kažkurioje vietoje šis sprendimas nepasiteisina, labai laisvai mes galime perkelti sprendinį į kitą vietą. Būtent universitete mūsų ekspozicija buvo šių gatvių vizualizavimas, papildančios realybės pagalba. Tai yra neparsisintus mobilios programėlės, tiesiog išsitraukus telefoną ir turint kamerą galima buvo nuskanuoti kodą ir apžiūrėti, kaip ta gatvė pasikeistų. Tai iš tiesų noriu pasiūlyti ir jeigu toliau vystyčiau šitą projektą, potencialas yra toks, kad tai galėtų virsti visgi į mobilią programėlę, kur kiekvienos gatvės transformacija jau pritaikant ir turint labai konkrečius sprendinius, kurie pasiteisintų būtent toje teritorijoje, mobilios programėlės pagalba būtų tiesiog galima projektuoti gatvę, jos profilį, kaip tai atrodytų, ir patys žiūrovai, naudotojai programėlės galėtų balsuoti, ar tai jam yra patrauklu, kad tai būtų įgyvendinama jų rajone ar ne, ir taip pat gauti duomenis bei supratimą, ko nori gyventojai ir kuria linkme tas gatves galima būtų konvertuoti. Tai ačiū už galimybę pasidalinti savo projektu ir ačiū už kvietimą.